Labas burbuliukai. Čia ir vėl aš, Laurūnas. Ir šiandien noriu Jums pristatyti eilinį kartą, kaip restauruoti, renovuoti Akai. Šiandieną GX R99. O štai toks grotuvas. Va, galite pažiūrėti. Jisai turi čia tokį stalčiuką išvažiuojantį. Rimtas aparatas, tikrai rekomenduoju, tikrai vertas dėmesio. Ką mes šiandieną čia turim? Girdim variklio triukšmas durelių, nedidara, buksuoja ten, variklis sukas, diržas matyt per, arba visai jau jisai ten nutrūkęs, arba ir kažkas čia. O, suveikė, matot, suveikė, pažiūrėkim. O, išvažiavo. Kažkur sustojom. O, įtraukė, bet sunkiai, irgi ten diržas buksuoja greičiausiai. Taip, ką mes čia turim? Ekranas šviečia, bet labai silpnai. Kažkas bus su ekranu irgi matyti. Nu ką, įsijungiam tada, ardom. Atsisukam 4 varžtus čia dugne. Jisai čia užsimauna tos dangtis, dar ten 2 gale bus 2 varžtai. Ir va. Grotuvas atvyko iš Japonijos, 100 voltis. Nes dabar tokių grotuvų Europoje rasti labai sunku, retas grotuvas tikrai yra, bet aišku, bet čia nieko sudėtingo. Šiais laikais paprastas ten transformatorius į rozetę kišas toksai. Čia jisai daug elektros neima, apie 40. Tai ir va, žiūrėsim, ką mes čia turim. Patys aukščiausio lygio geriausi grotuvai buvo gaminami Saitamos mieste Japonijai. Šitas taip pat pagamintas Saitamos mieste. Šiandien laukia oras šiltas, karštas tiesiog. Tai šitoks irgi apsirėdęs pusiau nuogas, bet šiek tiek bandysim padraugauti, pabendrauti. Tai va. Nu, va, varžtus atsisukom. Bandysim dabar į čia. O. Matot, kaip čia platų yra, dar apačioj viena yra, čia netgi gal ten dar 2 yra apačioj, kiek prikišta visko yra čia į jį. Juose pagrindinė dar problema būna, va čia stovi akumuliatorius, jisai va, čia atmintis, kad neprarastų, kai jūs įsidedat kasetės, užsiprogramuojat ir jisai atsimena tas kasetės, galima 4 chromo, 4 metalo, 4, nu, paprasta, tai 6-12 kažkur tai kasečių į atmintį įvesti ir tada jau, kada jūs kitą kartą ją įdėsit, jisai jau atpažins ją ir rašyti galėsit iš karto nekalibruojant nieko, jisai jau pažįsta. Ir tie akumuliatoriai, va čia jau matau išbėgęs, tai yra visi jie būna išbėgę, bet čia gan dar pusėtinai išbėgęs, tai va reiks šitą akumuliatorių pakeisti. Ir dabar žiūrėsim visus tus diržus, kas ten su jais yra, va čia diržai čia randasi. Dabar bandysim atidaryti dureles. Dar čia va yra variklis ir tokį tekinį suka. Į tą tekinį jums suksim ranką dabar jisai, suksim jį turėtų atsidaryti. Bet dabar galvoju jisai, į tą pusę suku į viršų. A, gerai, va, matot, jau pradeda atsidaryti, va. Pim. Va, ir atsidarė, va. Matot. Atsidarė. Nuimam priekinį dangtelį, geram būklė jisai yra. Šitą va irgi, va, čia kaip visus Akajose yra standartinis, ne visuose aišku, bet tos biškai jau šiek tiek buvo ten nuo 88 gal greičiausiai pagamintas yra. Tai va ir toliau buvo 95, 91 su ta pačia mechanika eina, bet čia tik tais kita mechanika, nes jis yra reversinė, bet daug panašumų čia yra. Tai va, spaudžiam čia va taip dešinę pusę va šitą va.
Pas jums gal atvirkščiai rodys, nežinau, man rodo kairę pusę, nu, nežinau, man dešinė. Išėmu šitą va, rėmelį, ką mes čia turim, čia va yra reversinė galva, ir dabar mes bandysim ką, nusiim snukutį, atsuksim 3 varžtus viršui ir 3 varžtus apačioj. Tai turit lengviai nusiim snukutį, jisai su nieka nebendrauja su tom knopkėm, nieko nelaika jo, viskas pasilieka ant aparato. Tai va, važiuojam toliau, aišku. Taip. Ir paskutinis varžtelis, pasiverskim. Paskutinis varžtelis. Pastatome vietą. Matot, pykštį nusiėmė, va, gražiausiai, be problemų. Nusimovė. O ką jis ant to yra tikrai jau, jo ten... Ką mes čia turim dabar, taip. Nu ir kągi, dabar mums reikia įsiimti šitą mechaninę dalį. Ir tenais pakeisti diržus ir sutepti. Va taip. Dabar čia turėtų būti 2 varžtai ir apačioj 4. Pasimažinam galvutę. Nu, diržai, matau, yra čia viduj. Taip. Na va. Pažiūrim, ką mes čia turim. Čia būna vieniems tokia laidam atjungti fiškė buvo, irgi 9 būna. Ir 8 būna, bet o kitiem yra, nėra. Atsegimai yra prilituota tiesiogiai. Tai va, ką mes čia galim pasidaryti. Per priekį traukti galim, čia maitinimą išsiėmus per priekį, galima ir per, taip sakant, per atgal čia, bet turi maitinimą biškį pasitraukti, galima ir per tą pusę imti, dabar aš galvoju, kas čia imdavau, kur man patogiau būdavo, taip, bet kokia atveju, čia reikia dabar atsisėk man, kažin, kur mano akiniai dabar yra, o įdomu būtų, kur mano akiniai, nes aš... Va, grįžo čkariks. Gerai. Va, dabar matau. Taip, diržai matau visi yra, bet... Ai, ne, tas, kur už Hitlerio atsakingas prasukimus jau gatavas nutrūkęs, nutirpęs tiesiog. Košė iš jo, nieko nebėra. Taip. Nu, vienu žodžiu. Pagrindinis motoras veikia gerai, gera žinia. Taip, dabar mes čia atsijungiam laidus. Atsisegiojam, vienas čia yra tokie
biškį atsisegiosim, fiškę susitrauksim. Tai va, gerai. O, atsisegiam. Biškį reikia nusikirpti tos žgutus vadinamus, kaip jie ten, nežinau, vadinasi, atsikarpyti. Pasileisti laidus reikia. Na va, truputėlį palaisvinom laidus dabar. Šiai čia jau laisvas, dabar žiūriu, taip, prisiminiau, čia vieni į galvas laidai ateina, čia kažkur tai atsisega, va čia, va šitai atsisega vieni laidai, čia į galvas ateina. Tai va, ir jį ištraukti ten tiesiai nepavyks, reikės biškį platą pasikelti, pertraukti laidą. Bet čia yra nesudėtinga, aišku, kai žinai. Va, atsigiau aš jį. Dabar čia atsisuksiu tuos varžtus, kad galėčiau ištraukti tą laidą nuo galvų. Taip. Jėzus, Marija, neįsitrauk. Tai va, pasikėliau biškį tą platą, kad galėtų. Čia visų laidų nesukau aš, kaip visada. Ten dar viena plata yra, bet jau, čia jau gražiau, taip. Mes tą laidą bandom prasikeisti, kur tu čia užkliuvai. Bandom nutvėrti. Ai, pincetą. Va, čia dar jėma, matot, iš to laidą jau prasikišau. O, matot, jau atbėgomės vos ne iki čia, iki galvų. Jau gerai, o. A paskui, kai grąžinsimės, nežinau, galima ir tiesiai pravesti ir čia padaryti. Kodėl taip ką jūs nedarė, nežinau. Jų reikals, kaip sakant, jie taip. Čia reikia dar paleisti irgi tą laikiklį. Jėzus Marija, nenukirpau laidą. Ar daist? Ne, tik įkirpau. Čia su manim tai jau būm tokie dalykai. Ir jom bus. Taip, dabar ką mes darome? Mums reikėtų ten atsisekti ir pasekti. Gerai. Trauki priekį, jis eina. Nes laidai biškai jau pasileido šitie. Ką mums reikėjo, atleidom. Aišku, ne visi gali būti. Oi, tas va tempės jau, bet jisai čia, matot, padarys specialiai, kad jisai galėtų pasileisti. Va. Šitas irgi pasileido, bandau tempti toliau į priekį. Kas dabar? Laiko. Jau šitie laidai remiasi, aišku, taip ir yra. Reikia atsisukti man. Nu, reikia atsigerti. Taip. Va, tada su kamačiuką. Bandysiu, čia yra
Du varžteliai laika platą viršutinę. Jei kai ją atsuks, tai jinai atsiseks visą tą nusiims. Tai va, bandom dabar mes ją ir atsisukti. Taip, vienas čia matau, antras, kur tu antras esi? O, matau, tu mes antras dabar tikrai pataikyti. Man atsituls per jau, kur aš nebreisiu atsukti į tokių votų. Reik bandyti tą patempti priekį galais. O, paėjo, liuks. O, telp. Nu. Taip. O. Kažkur nukrito į apačią. Nu nieko. Rasim. Dar vienas varžtelis atsisuka. Taip. Ir dabar šitas turėtų, kiek aš prisimenu, nusimauti. Su visais laikančiais laidais. Va. Va. Pabom. Jie nusimovė. He. Taip. O kas toliau? Ką man tas duoda? Aš šūdą žinau. Atrodo, kad turi... Nu vis tiek man laisvės duos biškį. Gerai, bandom. Apsisukti. Taip, tempiam toliau jį. Man leis traukti į galą, ne, tu leis, nes tie laidai biškį davė laisvumą. Nu, aišku, galėtų biškį toliau pasitraukti, bet kodėl jie taip padarė? Galėtumėm per čia, aišku, ištraukti, per tą pusę. Tada šitą maitinimą reikėjo pasistumti. Nu, vienu žodžiu, vieną kartą tai padarom, kitą kartą tai padarom, ne? Nieko čia man nenutrūks, nieks nenulūš, kaip jūs matom. Jūs pavalėt, kas čia taip laiko? Ai, šitas laidas jiems nervuoja. Šias nervuoja mane. O, lala, jau pakitimus matau. Čia, kaip vis patau, kaip susakyti, vis jie bandė taip. Nu, čia daugiau laidų negaliu patimti. Jau jie kokie ilgi yra, tiek yra, aišku. Taip. Yra kaip yra. Taip. Įdomiai. Yra čia biškį tokių pakeitimų, čia tokie yra, kur pagrindinis valus remiasi juos prilaiko. Būdavo labai lengvi įsegi tokios plasmasytės, jie labai iškrenta greitai. O dabar čia varžtai įdėti netgi, o čia reiškia patobulinta. Viskas reiškia, eina į priekį. Gerai, tos atsisukam. Čia va yra 4 varžtai. Ne, 3 čia varžtai yra. Toliau lendam į vidų. Taip. Trečias, dabar jau reikėjo statyti mažesnį. Išsuk šonus yra 2 varžteliai yra, o čia vienai pusėje mažiau, kairiai dešiniai yra po vieną. Taip. Nu, dabar toj pusėje dar vieną išsukti ir šiandien besisukti. Jūs vieną, tas mažai. Tai, kur čia buvo, tai vietė. Aha, matau.
Toks jausmas, kad nebuvo ardyta. Tai va. Nu ir ką, mes dabar nusiimsim šitą sekantį. Taip, jis lauko. Laidas laiko. Laidas paleido. Čia nieko tokio, va. Čia yra apvijas maitinimo. Aš kalbėjau apie tos, va, kur laiko, va. Jei anksčiau nebūdavo tų varžtelių, va, čia, kad pritvirtint tvirtai. Jau patobulinta, pridėta, kaip sakant, ir būdavo aptriškiant. O dabar rimčiau. Tai reiškia, čia jau buvo patobulinta. Ką mes dabar čia turim? Kaip man tai pasidėti, man geriau. Biški, ni taip, trūksta laidų biški ilgiau. Nu, gerai. Gerai, va. Diržą nuimam. Va, senas blogas diržas jau, va, ištraukiam valus. Čia su magnetais tai yra, grinai, ten tie apvijas va taip suka, tos turi savo variklius. Ir kas nekeista, du motorai yra. Ir kairė suko motoras, ir į dešinę motoras suka. Bet aš tik to vieną, nes kodėl neužtenka vieno motoro? Sujungti vienu diržu būtų, ar į vieną pusę suktų ir kitą pusę tas motoras. Ne, čia įdėti, kad būtų tiksliau, patikimiau, du motorai. Vienas į kairę suka, kitas į dešinę. Ir sujungti bendrai diržais. Nu, aš suprantu, kodėl sujungti diržais, kad kasetėj du tie vadinami rolikai, kad būtų įtempimas. Kai sukasi jie, bet jų yra tų ašių storis skirtumas ten yra. Ir kai suka į vieną pusę į dešinę ir jisai vieno valo storis toksai, kita toks, kai jisai turėtų biškį prilaikyti, temptų juostelę, vienu žodžiu. Mažesnis greitis gaunas, o kai persijungia į kairę, atvirkščiai gaunas. Tada tas prilaiko dešinysis. Bet aš iki galo dar neįkandau tų visų. Tai va, čia va, taip. Čia viskas gerai, matot, va, kokias atnašas va nuo diržo yra čia va, ant šitų. Tai čia su acetonu nuvalyti lengviai. Aišku, galima čia su kokiu tūkstantiniu švitriniu popieriu pašveisti ir nuvalyti, bet aš su acetonu nuvalysiu. Kas toliau? Nu, reikia toliau paleisti. Tai. Toliau. Eina va čia tokias, kai kolonų, trys va irgi tokie štyriai, va tėva, va tėva. Jie čia prisisuka kaip varžtai. Jie laiko ten žemiau irgi. Čia, vienu žodžiu, reikia juos atsukti. Aš su replytėm imu, jie atsuksiu juos. Va, vieną atsukau. Antrą sukau. Ir trečią sukau. O, jau ranka. Nusipraikau. Pamatot, tokie. Jie sukasi. Va, 3 štukas, ne? Išsukome. Dabar atsimeni, ką daryti. Čia viskas yra. Taip yra. Reikia traukti. Ta visą čikirklį. Ai, dar čia spiruoklė, va, ir toj pusė reikia atkabinti. Va, čia spiruoklytė yra. Toj pusė viršui ją atkabinti. Reikia. Įmam kabliuką. Atkabinau, taip. Dabar bandysim traukti laukanį. Kai jis įsiskirtų. Nebesimenu, čia viską sukau, ar dar ne? Ei. Ai, o čia dar matau varžtai, va šitai varžtelis laiko. Kliūna už platos, o čia dar vienas varžtelis šuonė yra. Išsukame.
Išėmėm. Taip. O, išėmėm. Taip. Emasi. Kažkaip ištekėtų kaktelį. Kas tai? Ai, diržą reikia nukabinti. Jėzus, sakau, kas čia laiko? Diržas laiko, jisai įsikabinęs ant variklį. Nu, kas toliau? Čia kertasi už laidų. Čia yra plokštė tokia kaip prastukau. Taip. Taip, po biškį. Įmam, bam, išėmėm. Pikeliai išėmėm. Kas čia taip stangriai susipynė tie laidai. Atsidarėm. Ai, tas laidas čia laiko, zarazą. Supratau, kas čia, sakau, čia kažkas nesuprantami dalykai. Aš atsiskyriau čia, kas man reikia. Aišku, čia galima daugiau pasileisti, bet man gerai. Čia va, čia kur durelės atdaro tekinis tas yra, o čia yra variklis, kur, o čia variklis yra ir čia per tą persiduoda idleris. Surenk juos, tai prasukimsai ir dar tuo pačiu galvas apverči. Ten visą mechanizmą, va, tas vienas motors va, viską daro. Nu į va. Nu į ką mes dabar. Išsiėmėm mane, reikia nusivalyti dabar visur čia viską. Tas nusimauna tekinis, va, koks apsinešęs. Motoras tikiuosi bus geras, nes daugiausiai jos keisti reikia, bet kažkaip kaip nekeista tų durelių variklių keičiu 7.5, 9.5, daugiausiai būna jie su, įvaras sudilsis ir jau kaukė. Bet kaip tiem krūtum, jie senesni, bet daugiausiai nereikim keisti, nesuprantu kodėl. Paskutiniu metu gal buvo kokie netaip kokybiški tie dumyti motorai. Šito 88, 99 motorai. Dabar galvoju, ar sukytas ar nesukytas. Greičiausiai, kad ne. Taip, einu atsinešti acetoną. Va, diržą atsinešiau iš karto. Taip. Dabar reikia mums valyti. Pasiimam merliukų tokių aš turiu. Nu. Imam acetonas. Tai va, šitą va plastikinį tekinį. Gali drąsiai valytis, nieko nebėjo. Nebėjo jisai, jokia acetona, nieko. Aišku, biškai nebus toksai geltons, nu, vis tiek nuvalysime jį. Šitą apsivalėm, dabar bandom šitos nuvalyti rolikus. Čia valysis, ar ne? Reikia šveisti. Labas.
Nu ką, nusivalė, skirtumas yra, ne? Nu ką, gerai bus. Dar galima šėlės pavalyti biškį. Ta pati galą pavalyti daugiau. Va. Nusivalėm. Nu ką dar čia reikėtų? Dar reikėtų šito zavalyti, va. Makar, plekar, šitus reikėtų valyti. Taip, mes čia prisitirpsim. Gešelę pavalau. Dabar reikėtų tą motorą pavalyti biškį. Nu, tą, kaip jis vadinas, ašį pačią plastikinę. Irgi biškį. Nuimtas purvus. Apnašas per gyvenimą jo. Užsikabinau jį kažkur, blė. Atsiprašant. Gerai. Šitą apsivalykim. Va, taip imam atsuktuvėlį. Čia diržas palikęs ant košį. Matot, kas palika nuo iš diržą? Košį. Išsivydė jisai. Pavirto tas, kas buvo. Taip. Dabar vėl acetonas. Turi mums padėti įveikti šią bėdą. Nu, kiek purvo brudo, kaip sakytų. Dar acetono. Suku. Bandau ten biškį nagą paspaust su nagu, kad giliau lįstų tas merlius. Ir suku ratu. Žiūriu, kad nepakanka, reiks atsuktuvu tada įkišti. Paspaust. Gal bus geriau. Vėlės brudo kiek, nu, kaip sunkiai valos. Puodama nevalyt, niekam net nenusivalo visas. Neįlenda iki galo matyt.
Užkniso jau nusivalė, tai ten toli palika. Neįlenda tenais, manau. Bet ten jau diržą įtakai nebeturės greičiausiai. Tenais. Dar pabandom kartą išteks jau. Man pabodo jau čia jį su jo vargti. Neįsivaizduoju, kaip čia valysis. Kaip juodas, taip juodas. Nu gerai, valau reikia šiek tiek pasiliekam. Giliai tam rave. Jeigu pasilieka tas juodimai, tai niekas jų nebepasieks. Gerai, kas dar? Dar variklio šis va irgi atnešta. Taip, jau kas mano, kad čia viskas taip paprasta. Jas, kaip brangiai kažkas ten jau remontuoja, ima pinigų daug. Žinokit, yra ką veikti. Ima pinigus, ne kaip sakant, už darbą, bet už žinias. Reikia dar ir būti patirties turėti, reikia tam darbo žinoti. Aišku, galima va, pasižiūrėsit, kaip aš čia chaltūrį jau galėsit pabandyti pasidaryti patys. A ne taip? Tai va. Tai va. Gera bus, kaip kažkas sakė, ne? Dabar į dirželį ras tokį mažą. Šikaną nori, ne? Dabar reik mažą dirželį rasti dirželių. Reikia ieškot? Bandom ieškoti. Tai labai mažą tavo dalyką, ne? Radau kažkokius du. Šitas laisvas per daug. O šitas bus gal ir gerai. Va, ką? Nu ką, visai neblogai. Gal gerai gausis, Taip, dar pažiūrėsiu. Taip, pasidėjo gerai. Bet aš dar truputėlį čia nuimsiu diržą ir truputėlį pašiaušiu tas tekinukus. Atsinešiau šilternę popierę, per pusę sulenkiu ir biškį pravažiuosiu čia į kitą gal. Čia jau nieko baisaus neatsitiks. Bet biškį jisai, kaip sakant, pašiščiaus, paskui nepramuksuos taip dirželiai.
nes čia tikrai daug reikia jėgos. Dabar šitą tekinį. Nu į ką, tikėkime, kad viskas bus gerai. Ant ašies tas lygtai sėdi gerai. Nu ką, aš manau, kad visai čia gerai. Nu gerai. Taip, ką mes dabar darom? Imam tepalą. Aš atsinešiu ne tą tepalą. Kiek prisimenu, tos ašys skirtingų yra diametro, neįkišite į tą pačią vietą. Žiūrėkime, lys vieną vietą ar kitoj lys. Ne, nelenda. Ne, lenda, žinokit. Tas lenda čia gerai, stangriai lenda, tas tada... Ai, teisingai, ten nelys kitur. Oi, tas palaidas, tas plonesnis senais. Ir... biški, aš daug netepu, galima biški patepti silikonu ir įgrūsime mes ten jį atgal, kur jisai buvo. Va. Viskas sukasi. Dar kartą ištrauksiu ir dar kartą įkišiu, kad šis visą prasiteptų. Gerai. Dabar sekantis. Sekantis dabar mes įkišime, kokią trapusę man dabar įkišti. Kas čia labai, kas nesuprantu. Ei, sakau, kas čia yra? Nepasileidau vieną žgutą dar, kas čia man tus laidus laiko? Ještvailiuokis, nu. Pasirodo, kad... O, žgutas, čia galime laisviau pasileisti. Pasirodo negalim, nes tas maišo. Vaje, ane? Kas čia dabar? Nu va. Kišam. Gerai, dabar diržas. Uždedam diržą.
Taip. Nu, dabar vietą pastatykim. Nu. Все, uždėjom diržą. Dabar reikia surinkinėti atgal. Neišliekit su visais savo tais makintošais. Taip, įdėti diržai. Diržas yra vieta, vis laidai čia kliudo. Nesvarbu. Tai dabar kas čia dėtas turėtų, man atrodo, palaukit, vaikinai, palaukit, aš čia nebūsiu ko nors palikęs, užmiršęs, man atrodo, kad užmiršau. Taigi valai turėjo dėtis tik vėliau, po šituo, ar ant šituo. Tai vaikelio, tai kas jau suks, ha. Kam aš atėjau tus valus diržus. Vienu žodžiu. Per anksti dar vieną reikia dėti. Nu nieko tokio. Dabar dar reikia mums vieną diržą čia. Va čia. Šitam štekiniui sukti. Dirželio ilgis turi atitikti to tekinę. Panašiai turi būti apsitempęs va šitas. O dabar matosi, per ilgas yra, jisai buksuos. Tai va, irgi. Būtų gerai ir ana, man atrodo, biškį pašiaušti tą tekinį. Va, taip. Šitą galim truputėlį irgi pašiaušti. Gerai. Diržą. Taip. Diržą mes tokį turime, vot bus problema, jeigu mes jo nebeturime. Šitas labai liaunas, jau labai. Ieškok, bet mes galim dūždėti juos, ne? Idėja gera. Tas ką reiškia. O tas koksai, pažiūrėkim. Kaip tas diržas būtų, jeigu žiūrėti. Gal jisai nieko žinokit, bet biškį laisvas darasa. Gali būti, kad jisai buksuoti. Pabandykim. Gerai. Pusnė, toliau. Ant ašės yra taip. Taip. Ašis ten yra taip. Norėjai ne taip žmojau. O molis. Marigolis. Nu, žinokit, man atrodo, kai jis per laisvas tas diržas. Reikia kažką tai trumpesnio. O trumpesnio mes turim tik tais ploni tokie. Ploni. Šoni. Ne, nesilankstyk. Man nereikia su garbanuoti. Ble, bački. Nu,
Ane? Pabandysim dabar išlyti. Kur mano šitie? Jėzus Marija, kad jisai lėk žemę greitai, kai aš nesuprantu, ko jisai taip šikalioji. Dabar man reikia jį padaryti, kai nebus susisukęs, suprantat. Man reikia pravažiuoti visą į diametrą. Taip, atrodo viskas gerai. Tai aš tiesiu 2 dirželius. Neturiu už tokio dirželio normalaus. Uždėsiu 2 plonesnius. Nu į ką? Ką galvojat, bus blogai? Gerai bus. Gal ir vieno užtektų to plono dirželio jisai. Bet aš uždėsiu 2, kad būtų trintis geresnė. O, kaip jisai šoks žemę, aš nesuprantu. Kas jiem yra, jie gyvi kažkokie. Kaip? O, neįsivaizduoju, kaip jie taip greit nusiėmė. Normalu diržą uždėti, net jis nieko baltai, gal čia taip piln nulek iš karto. Va, liuks, dabar gerai. Dedame į vietą, nusipirksime kaklėtą. Čia biškį galą patepsiu, nes čia jisai trinsis. Galima biškį ant antraščių uždėti, aišku. Bet čia jau čia originaliai nieks netepė plastikinių dantisečių. Bet mes galim patepti, ane? Gerai. Šitą reikėtų nuvalyti dar man. Nepatinka jisai. Šitas. Jį reikėtų pavalyti. Va, mes pavalėm. Šitą diržai uždėti dabar yra. Dar tik tai tikrai neuždėjau, aš reikia dar uždėti. Ant šito margarito uždėti reikia abu. Ne, nusipirkau. Kas man yra? Праву прокищила. Не pataiko. Kurva, ne. Sakiau, nesikeiksiu rusiškai. Bet nepasiseka. O, pavyko. Nepavyko, aišku. Vienu žodžiu. Kartojame iš naujo. Jėzus Marija, koksai drumstas kabliuks kažkoksai. Ne? Nu, gerai. Ir vėl tą patį, ne, kaip aš nesuprantu, kaip jie nusinėra taip lengvai.
Šitiukš kaip šudeliakai. Na. Dabar bandau jas ištiesinti, kad nebūtų susisukę. Nenat kaip. Visio. Dabar turėtum pakšti ir viskas, ne? Na taip. Šitaip, taip. Reikėtų taip laikyti kažkaip tai. O. Ha, ha, ha. Pavyko, vaikeli, tu mano. Pavyko gražiai. Bus gerai labai. Taip. Toliau. Dabar mums reikia šitą su šituo surišti. Bet. Oi, smala. Galvoju. Tas diržas, kur ištižė. Nukritė ir kapėsim. Taip. Ne, gerai. Taip. Dabar aš čia tokią gudrybę taikysiu, atsinešiau siūlą, spiroklytę prisirišiu, kad man paskui reikia įpisekti, kai surengi, ten ją pagauti sunku yra. O aš dabar ją prisirišiu iš anksto, kur ne čia yra, kažkur turėjo būti, kur pasislėpiai. Jėzus Marija, nematau, kur tas spiroklė dabar sėdi. Taip. Kur ne čia dabar gali būti? Ai, va matau, dabar matau. Tai va. Ta spiroklytę aš su pincetu pasigausiu. Ei, tu. Va, šitą išlindo. Nežinau, matot ar nematot. Ir aš tada ją su siūlu pasigaunu. Reikia susirišti nuo maskiuką. Prisirišiu. Ir tada man bus lengva su ją ištraukti, paskui paviršių užkabinti. Va, taip, ne? Gerai. Neužsirišta anksti. Su pincetu gal reikia uždėti, ne? Hop. Taip. Nu davai. Neužkabinu, da. Neužkabinu, nu. Eikit šik, nu. Atrodo, čia suprantate, specialiai negali neužkabinti, o jis sugeba neužsikabinti. O. Kokį nervą reikia turėti. O, matot? Spiroklyje. Prisirišau. Ir dabar, kai aš surinksiu, reikės man tą spiroklį iš ten ištraukti ir užkabinti. Aš siūlą atimti užkabinu. Tai problemų. Gyvenimas išmoko daug ką. Taip. Dabar mums reikėtų šitą uždėti čia. Taip. Eik atgal. Bandom. Eik atgal, eik atgal, eik atgal. Tu didžiuokis, eik atgal. Seniau nedainuok. Ne?
Neatsimenu, kaip jis čia dar paskėlė, ir nusileidęs, paskėlęs, ir čia kažkas nelenda. Kažkas laikui, kažkas laiku. Neatsimenu. Ai, pasikėlęs, pateiksiu. Nulysk, nu. Prašau, aš įkeisti, jisai nelenda. Nu. Iš, patėl antraščius pasukti reikia ir ką nors dar. Šitai žinau, kodėl nelenda pusė. Bet kodėl šitas nelenda, tai jau, nu, pakėliau į viršų viską. O, įlindo. Sakau, čia. Kiekvieną kartą vis nauja melodija. Taip, šitie laidai, kur tu kur. Aha. Šitas kur. Pasitrauk iš kelio. Įlindo jisai dar ne į vietą. Va, gerai dabar. Kas dabar negerai? Kūs tau negerai. Kas tau dabar, vaikeli, negerai. Ne, stringam. Nau, sako, neimsiu. Čia nebelaiko niekas, galėtum eiti. Nau, sako. Ei, atsimenu, dileriuk zava neleidė lys musiau. Reikia sudaryti šitą pusę. Nusiseksiu priekinę dalį tą. Taip. Gali būt, kad dileriuksiam. Sako, nenoriu, nu ne, dileriuk čia nepiko. Viskas gerai, turėtų lysti. Kodėl nelendam? Kur dar kliūnam? Tikrai. Šup. Čia paitur. Ai, supratau. Kažkaip kreivai pasačiau aš jau. O, nu ką. Kaip kažkas panašaus. Taip, kur tas veržlės, į vietą atsistojame, nėra. Pagalai čia viens kliūn. Taip. Vėl čia mes turim pakantą. Aš čia kur važiuosi. Va, tarsi čia bralys pro šitą. Kas čia įdėjo į tą vietą, aš nesuprantu. Durniai, blėtis, laidus. Nu va, įlindau, žinokit, pavyko. Taip, čia dabar 3 stulpelius susukom atgal. Nu, yra reikalų, žinokit, nėra taip, kad paėmė ir labai padarė, žinai. Aišku, čia galėtum tus laidus pasileist daugiau, bet aš nemėgstu tų laidų, aš atlituot paskui vieną žodžią. Yra. Tai va. Susuksim tus į vietas. Tada dėsim motorus, diržą. Ten apačioj 2 diržai pakeisti. Taip. Taip. Va. Priveržėme šitą viską. Va, kaip sakiau, šitą spiroklėlę dabar mes ką jas darome. Tai, kur mes čia kabindam, atsimeni? Čia kažkur, ne? Priekiniai, bet... O, jau kur tas lais dabar čia? Ne, tas lais turės eiti prieki čia, nu nesvarbu. Per ten, gerai. Dabar tempiam tą spiroklę, na gerai. Ei, motin, выходи. O, ir išlindai, tai bam, spiroklėlę. Ir mes ten užkabinom. Va čia. Kur mums reikia. Nu,
beveik užkabinam, bet dar kažko tai jinai nenori vietoj. Be norėjais, aišku. O, užsikabinam. Dabar užsikabinam. Ta siūla, o jis atsikabina, aš žadėjau sakyti, būčiau palikęs dar. Apduk dasik reikia. Bet dabar viskas gerai, užsikabinta yra. Neįsivaizduoju, kad motoras taip biškį kreivai, jisai čia gal vietoj kažkaip tas. Kodėl? Vaikeliai. Sakau, kažkas buvo neįsidėjęs. Gerai. Dabar gerai. Įsivaizduoju, dabar tik daug sušoko į vidų, aš jau buvau susukęs. Vienu žodžiu. Taip, dabar dedam šitus motorus. Ai ne. Aha, motorus dedam. Taip. O tam. Diržas. Užknisę tas laids kažkur tai trums viskas, jisai pisprota man. Per tą pusę gal iškeis, bet nieko gero. Viskas gerai, susiriša. Šitas pasivalyti reiškia. Šitus pimpočkus nuvalyti tepalus. Čia remės. Taip, nuvalėme. Dabar truputėlis tepalo. Ant šitų galų. Nu, visą. Jie ten atsirems ir bus sutepti. Taip. Dedam atgal. Ko nekrenta, tai faskit. Nu, pusik nekrenta. Neįsivaizduoju, čia įkrita. O ten kas, ko ten negerai dabar. Neįsivaizduoju. Atrodo gerai. Dabar varžtelių reikia sukti.
Taip, šonuose dar mažieji 2. 3, ne 2 tikrai. Kažkur dar vienas buvo. Mhm. Taip, kur čia dar vienas turėjo varžtelis? Varžtelis. Kažkur tai atsimenu, dar vienas šuo nebuvo, sakiau, kad negaliu platas ištraukti laiko. Reikia išsukti. Nematau dabar, žinokit. Ar rimtai. Kur šitą vienas buvo? Paskui pamatysim. Jeigu atbėgi, tada matysim, kas čia vyksta. Kur aš tą laidą prakišau net čia? Jėzus Marija, taip ir yra. Prisukau, o laidas tai ne ten turėjo išeiti, čia kažkur jisai turėjo išlysti. Velnava gaunasi. Ai, tą gal biškai atleisiu, prakišiu, nu ne. Nieko baisaus pasirodo, bet kažkur ne vienas laikas ten išlinda. Vienas laidas ne ten išlinda, ką tai daryti turi. Karatyrė, ne? Va, jisai čia turi, va. Labą dieną. Taip. O gal čia jisai tą tarpą? O koks skirtumas? Ne, teisingai jis nori tą gražiai tarpą, kad čia. O, čia. Aišku, jums jeigu kažkas taip, galit prasisukti, kai čia mano nesąmonė, neklausykit. Taip, kišam atgal dabar jį. Važiuojam pro čia, kaip sakant. Šikučiukų, mukučiukų. Tas. Ir tu čia branais susici. Kur tas, kur įsijungia iš ko? Aš jį jau nejungiau. Palauk, čia tam jungės, kur tai nieks čia nesijungia tokie. Taip, dar čia ne viskas rinkau. Ai, teisingai, kišti reikia rinkti. Čia šitas šūdas. Šitas šūdas. Alam. Tai va. Kažkas lendam po biškį, lendam, ne? Kas taudavo čia užkliuva iš kažko. Taip, dabar reikia tą užsekti paskutinį. Ten yra tokios 2 jungtis, viena ant vienos platas uždėta, o kita ant kitos. Ir reikia pataikyti tas jungtis sujungti. Jeigu pro šalį, žiūrėsit, kad neįmė kas nors. Vienu žodžiu. Bandykime. Čia iš viršaus gan gerai matos jos. Tik reikia pažiūrėti, kuris čia turėtų lysti. O, į šitą savo, ne? Ką? Kaip graži. Viskas lenda, o laidas ištraukti reikia, kad nemaišytų jie čia. O, viskas įlenda. Tvarkingai, dabar tik vaš sukti.
du maži varščiukai, kiek aš atsimenu. Atsuktuvą turiu mažesnį. Gal pavyks su jie, bet čia galim su dideliu dar atsukti. Taip. Dar vienas mažutis varžtelis. Va toksai, taip. Dabar man reikia apsisukti visą šitą šundarmandar į kitą pusę. Ir aš kad matyčiau, kur tą man varžtelį dėti. Galim patraukti priekį, man atsistus kairys susėls. Lenda, bet jau šiandien jo nesilaikys. Laikosi, pasisekė man. Lele, čia kažkur įkaritam. Matai, ką nors? Nieką nematau. Ai, va. Taip. Dabar reikia sugalvoti, kaip man ten tą varžtelį dėti vietą. Labai nekokia prieinamumas. Gal su penčiačiuku iš tos pusės. Eisim. Bandysim su pincečiuku pridėti ir sukti su. Turėtų pavykti, ne? Arba ne? Kaip manai, kur tai randas čia? Oi, ne, aukštai labai nepavyks. Nebent iš tos pusės persi kokie. Gerai, bandom. Tos pusės, bet čia, irgi Oi, tai velnas. Vieną varžtelį reikia dėti ant, bet vis tiek reikės įdėti jį. Nepaliksi be varžtelį, iškrius. Iškina stumį į priekį, kad man įvystų viskas. Ir bandysim. Vėl kartą. Nematau nei su akiniais, nei be akinių. O. Sakykim, kad pavyko. O ne? Jeee! Ja, pavyko, žinokit. O, viskas gal? Pavyko, tarararatico. Значит, китай. Sudėlė. Jau dvi. Kitas laiks greit bėga.
Kodėl radiją? Kas? Negirdžiu. Radiją kodėl neįga? Kokią radiją? Kada mes radiją klausėm? Radiją eina mašinoje. Mašinai min radiją? Taip. Įsijungt reik mus jau. Neina. Ką reik minta? Ir neina. Kas neina? Važiuoju žuk. Stabdžiai čia tiek ir buvo, kas rinkos knekėm, o radija neina, nes buvo akumuliatorius atjungts ir reikia nustatyti stotis iš naujo. Dabar vienu žodžiu. Žuk. Stabdžiai vakar atrodo buvo, tai sakiau, rinkos sakė, kad kaladėlė, bet kad plėtė kaladėlė, kaip jinai Ir kaip paskui užsidegs man tie. nieks neužsidegs, nieks. Įdomu tai prakišti. Prakišau. Visokių niuansų išla. Darai. Įkišam atgal į dabar tenais. Eik. Į vietą dabar tie laidai. Taip. O, įlinda. Abu. Taip. Nu ir aš dabar, palauk man. Gerai. Prisisuksiu viršų du varžtelius, kad man jisai nebelakstytų. Tas schematiks. Trūčiai nepatinka. Ei, kažkas čia negerai, jaučiu staigiai gerai. Pažiūrėsim paskui. Kažkas niekiniai šūkiai, bet gal neįsidėjai. Vienu žodžiu, nematau dabar nieko. Blogo. Gal tai būti blogai. Taip. Dabar reikalai visų jungti, čia kur išjunginėjau. O kur mes jūs išjunginėjom, tai niekas ir nežino. Taip, jisai kažkur su tu pareina ir pareina, ne. Jie dabar 2, 3 ir 4, tas čia turi jungtis. O tu dabar atsimeni, kas ten kur jungiasi. 3, tai aišku, 3 jau šits. 3 tai šitas, taip. Į durnamą aišku. Vėla neatsloga. Šalia nori, ką būtų. Tegu miega. Opisos, ne? Einu paėst. Gal tu su manim važiuosi? Nešnekėk dabar. Nes aš rašau. Nevažiuosiu. Sugadinsim viską. Gerai bus toliau antra dalis.